Labadiena visiems, jūs sveikina Meškins iš miško. Aš noriu aptarti labai visiems svarbę šiukšlių problemą. Mums niektolia, aišku, miške, mes čia gerai gyvenam, o vat pas jūs ten mieste problemų pilna. Susitiksim dabar su vienu mano bratanu, skrutas čiuvakas, toks, pamatys. Zdarov, bratan, kaip sekas? Nu sveiks, normaliai lyg ir hihi. Klausyk, dėlas yra piškiai. Nuveši mane su savo krūtą vandenilių varomą mašiną į miestą. Nu tai aišku, vis tiek nėra ką veikti, nuvažiuojam, pažiūrim, kaip ten kas ten. Nu, reikia ten vaikam pravesti paskaitėlę biškį. Apie šiukšlės ten papasakosiu biškį, kaip ten mažiau, kad, nu kaip sakant, kad jaunimas nešiukšlintų, suprantygi. Aišku, supranta. Gražus miestas. Europos kultūros sostinė. Centras čia toks visas. Dar toj Paksas bus meras, tai išvis bus balius. Žiūrėk, ant kalno kažkokie čiuvakai ten tusinas. Ten, man atrodo, porelį, balevoja kaip. Ir mes kažkada šitaip. Oba žiūrėk, ten rimtai porelį kažkokie, ką ten daro. Nežiūrėk tu tik tai. Žiūrėk, prišiukšlino ir nueina. Sabakos. Ne žmonės, sabakos. Kur kultūra, koks Europos centras. Oi, mane, brolelį, tiesiog graudina tokie vaizdai. Nu, kokių niekšų pilna mieste. Nu, miške niekada taip nebūtų. Einam geriau į parką. Vis geriau. A vat klausyk, aš neseniai per teliką žiūrėjau, ten pasakojo, kad kasmet žmonija panaudoja apie 1 trilijoną plastikinių maišelių. O Lietuvos piliečiai, taip sakant, išmeta kasmet tiek šiukšlių, kad galima pripildyti stadioną futbolo iki kelių. Įsivaizduoji? Baisu. O kas dar jei šito visko neperdirbti, tai šis siaubs, taip sakant, kašmaras. Važiuojam namo vien žodžiu. Čia man mieste visai kažkaip nuotaika sugedo. Važiuojam. Nu čia publika, patys matot kaip yra. Mes miške švariai gyvenam, todėl kad atsargiai su atliekom elgiamės. O žiūrėkit, jeigu pamatysit ant pakuotės va tokį ženkliuką, tai reiškia, kad labai degi pakuotė yra. Ir labai atsargiai reikia. Mes vieną kartą su bratanu biškį ten žaidėm ir žopkas nusidegėm, hi. Vat jeigu tokį ženklą pamatysit, tai reiškia, kad pakuotė pagaminta iš perdirbtos medžiagos. Vat, geri žmonės išmetė kažkada, tai kur reikia, ir vat perdirbo. A vat šitas reiškia, priminimas yra jums, kad mėtytumėt ten, kur reikia, a ne patvory kur nors. Vat. Taip, patvoriais nemėtykit, į miške nemėtykit. Vat šitas reiškia, kad pakuotę galima dar daug kartų perdirbti, todėl galit nesibaimindami ją išmesti. Vat tokiems yra paskaitėlė, gerbėmieji. Ir žinokitės, kad gyventi šiukšlėse galima, bet jei norit gyventi gražiai ir švariai, tai turit truputį pasistengti, kad visiems būtų geriau. Nu va, mes dabar einam biškį pas kiškį. Viso gero.